Sveiki automobilių vairuotojai. Šiandien ne kaip įprasta netikrinam automobilį, o parduodam. Parduoda mūsų klientė, kuriai prieš kelis metus mes šitą automobilį buvom suradę. Tai trumpai papasakosiu. Automobilis Škoda Karoq 2018 metų, 11 mėnuo, 1.6 dizelis, 85 kW. Techapžiūra yra iki 2026 metų 11 mėnesio. Automobilis 22 metais buvo parvarytas iš Belgijos ir nuo tų metų buvo registracija Lietuvoje. Pardavimo priežastis yra automobilio naujesnio nupirkimas. Tai trumpai papasakosiu apie komplektaciją. Yra aklų zonų asistentai, yra linijų palaikymas, yra susidūrimo prevencijos funkcija, yra distronikas, taip pat yra automatinė DSG dėžė. Diržai buvo pakeisti prieš 2000 km, dabar rida yra beveik 213 000. Pakeistas naujas akumuliatorius, pakeisti stabdžių diskai, visas kėbulas yra originaliame sluoksnyje. Investicijų visiškai automobilis nereikalauja. Trumpai parodysiu iš visų šonų. Nei viena detalė automobilio nėra dažyta. Tikrinom su dažų sluoksnio matuokliu, galėsim tai parodyti esant poreikiui. Stabdžių diskai yra apynauji, lėti ratlankiai nėra subraižyti, visas kėbulas yra labai gerame stovėje, nesurūdijęs. Žibintai taip pat tvarkingi. Vienintelis mažas minusas yra stiklas buvo įskilęs, bet jisai buvo sutvarkytas. Carglass. Apačia automobilio yra visiškai sveika. Lintuvas yra švarus, nesupuvęs, yra farkopas. Dešinės pusės lenkščiai. Visi labai gerame stovė. Automobilio salonas yra pilnai tvarkingas, sėdynės nesuplyšusios, netvarkytos. Mygtukai nesubraižyti. Techapžiūra iki 26 metų 11 mėnesio. Absoliučiai visos funkcijos veikia. Mašinui nebuvo rūkyta. Gale taip pat viskas tvarkingai. Kojom nieks nesubraižyta. Gale yra šildomos sėdynės. Elektrinė bagažinė. Viduj viskas tvarkingai, nieks nesubraižyta. Autoįvykių matosi, jokių mašina neturėjo. Vandens taip pat bagažinėje nėra. Variklis dirba labai gražiai. Variklis neapsitepalavęs. Akumuliatorius naujas. Diržas pakeistas prieš kelis tūkstančius. Taip pat pakeisti tepalai.
tepalai pakeisti taip pat, kad ir diržas, varžtai jokie nesukti, nei sparnų, nei kapoto, lonžeronai tvarkingi, skysčiai visi buvo taip pat pakeisti su filtrais. Linijų asistentas, priekinis asistentas, alklų zonų, touchscreen, jokių smūgių, yra galinio vaizdo kamera, parktronikai. Automobilis važiuoja labai gerai, visi asistentai veikia, pavarus persijungia labai gerai. Tuo mes įjungsim pavairos pati. Taip pat mašina pristabdo, asistentai iš aklų zonų veikia. Vairo kolonėlė be problemų. Visos pavaros persijungia švelniai, be smūgių. Jeigu sudomino šis automobilis, prašau skambinkit, į visus klausimus atsakysim, kainą paderinsim. Gražios jums dienos, iki malonaus.